Mes norime pasveikinti ir Jos Ekscelenciją Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę. Dalia Grybauskaitė ne tik įdomi tuo, jog yra pirmoji Lietuvos istorijoje valstybės prezidentė, tačiau dar ir tuo, jog, irgi niekam nebepaslaptis, ji turi bene aukščiausią pažymėjimą, jeigu taip galima išsireikšti, juodąjį diržą kovos menų srityje. Kovos menai ne tik agresija, kovos menai ir gynyba, kovos menai filosofija, kovos menai yra ir dvasinė vidinė harmonija. Ypač kovos menas, na, aš nevadinčiau jo kovos menu, pačiam šiek tiek kažkada teko tuo domėtis, tai daugiau galbūt tikrai gyvenimo būdas ir filosofija, nes tame mene nėra puolamųjų veiksmų. Tai yra aikido. Ir šiandien čia, Jūsų Ekscelencija, dovana nuo mūsų visų jums, tikiuosi patiks. Šiandien čia pasirodo Aikido asociacija Aidas ir jos narių komanda, kuri pademonstruos japonų kovos meną aikido. Demonstracijoje dalyvauja asociacijos instruktoriai turintys juodo diržo meistriškumo laipsnį ir jų mokiniai. Ačiū už įspūdingą pasirodymą Aikido asociacijai Aidas.